Ar žinojai, kad pirkdamas namą su paskola, tu vieną namą nusipirki savo, o antrą namą išmoki bankui? Šiandien aš pasidalinsiu 3 etapais, kuriuose gerai padirbėjęs tu sutaupysi tiek pinigų, kad bankui išeis tik tai lūšna. Pradinis įnašas. Dažnas nekilnojamo turto pirkėjas atidėlioja savo nekilnojamo turto pirkimą. Kodėl? Nes neturi pradinio įnašo. Turite suprasti, kad istoriškai nekilnojamas turtas brango ir ateityje veikiausiai tik tais brangs. Tad kuo jūs anksčiau užsifiksuosite savo nekilnojamo turto kainą, tuo ateityje jums reikės imti mažesnę paskolą. Ateina krizė, butai tuoj pigs. Žmonės tą patį sakė 2018 metais, tą patį girdėjau žmonės kalbant 2020 metais, tą patį žmonės kalbėjo ir per COVID. Jeigu jūs nuomositės butą po 500 eurų ir lauksite 5 metus, kol butai atpigs, tai jums tas laukimas kainuos 30 000 eurų. Pradiniam įnašui visada reikia mažiausiai 15%. Kodėl? Nes bankai taip žino, kad jūs mokat taupyti ir gavę paskolą kiekvieną mėnesį sugebėsite atsidėti ir gražinti jam mėnesinės įmokas. Tai kaip žmogui, neturinčiam pradinio įnašo, jį gauti? Yra 2 keliai. Pirmas kelias, jūs galite paprašyti artimųjų arba pažįstamų pagalbos. Problema, bankai skolintos pinigų sumos neužskaitys kaip jūsų pradinio įnašo. Juos galite panaudoti savo buičiai, maistui, nuomai, pragyvenimui, o visus pinigus, kuriuos gaunate kaip savo pajamas, tarkim, iš darbo užmokesčio, galite atsidėti taupimui. Ir taip jūs daug greičiau susikaupsite pradinį įnašą. Antras variantas – išperkamoji nuoma. Išperkamoji nuoma tai sutartis tarp jūsų ir vystytojo arba jūsų ir paslaugos teikėjo, kuris nuperka jums nekilnojamo turtą jau dabar, jūs jame galite gyventi, jūs jau galite jį įsirenginėti kaip norite ir mokėdami nuomą ir lygiai greičiai kaupdami pradinį įnašą, per keletą metų, 2, 3, 4, 5 metus, jūs susikaupsite savo pradinį įnašą. Koks to privalumas? Tai, kad kaina nekilnojamo turto būna užfiksuota jau dabar ir jį jums jau nebesikeis, o jūs galite ramiai per keletą metų susikaupti pradinį įnašą. Patrauklumas bankui. Bankas yra verslas ir kaip ir bet koks verslas, jo siekis yra turėti maksimalų pelną su minimalia rizika. Tad kaip jums, kaip paprastam žmogui, padidinti savo patrauklumą bankui dar prieš praveriant jo duris? Paprasčiausias būdas pamatyti, kaip jūs mato kaip klientą bankai, yra užsisakyti Credit Info ataskaitą. Tiesa, jeigu norėsite nemokamas ataskaitos, tai ją reikėtų užsisakyti prieš 30 kalendorinių dienų. Kredito reitingas yra matuojamas nuo A iki E raidės. Kuo jūsų kredito reitingas yra arčiau A raidės, tuo jūs esate patikimesnis kaip klientas. O ką daryti, jeigu mano reitingas yra E? Legenda byloja, kad reikėtų nusipirkti keletą nebrangių pirkinių, juos išsimokėti ir tavo kredito istorija turėtų pasitaisyti. Be to, laikas gydo ne tik žaizdas, bet ir prastas kredito istorijas. Be geros kredito istorijos jums prireiks dar ir nemažų pajamų. Jeigu dirbate pagal darbo sutartį, jums reikės 6 mėnesių pajamų vidurkio. Jeigu dirbate pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą, jums reikės 2 metų istorijos. Kalbant apie darbo sutartį, viskas gan paprasta. Jums reikia, kad sutartis būtų neterminuota ir kad į banko sąskaitą jau būtumėte gavę 6 atlyginimus. Didžiausios problemos prasideda tada, jeigu jūsų visos pajamos yra iš individualios veiklos arba verslo liudijimų. Jums reikia turėti 2 metų deklaruotų pajamų istoriją. Patartume pasirašyti su klientais ilgalaikės sutartis. Visas savo gaunamas pajamas stenkitės gauti į banko sąskaitą. Kodėl? Dėl to, kad bankai nemato ir nevertina jūsų pajamų, kurias gavote grinais. Kadangi jau aptarėme, kaip galite padidinti savo pajamas, tai dabar aptarkime ir kaip galite sumažinti savo įsipareigojimus ir kodėl tai yra labai svarbu. Bankai skaičiuodami jūsų maksimalios mėnesinės įmokos dydį ima 40% jūsų vidutinio darbo užmokesčio. Į tuos 40% patenka visi jūsų įsipareigojimai. Automobilio pirkto prieš 3 metus leasingas, vaikų alimentai, naujas iPhone 15, kurį nusipirkot praeitą mėnesį, naujas televizorius, visos šios išlaidos patenka į tos 40% jūsų įsipareigojimų. Svarbu paminėti mašinos leasingo atvejį, nes tuo atveju jūsų įsipareigojimuose atsispindi ne tik jūsų mėnesinės įmokos už automobilį, bet ir automobilio likutinė vertė. Pavyzdžiui, mūsų atveju
automobilis, už kurį mokėtumėme 160 eurų per mėnesį, mūsų įsipareigojimuose atsispindėdavo kaip 560 eurų įsipareigojimas. Tai kaip galėtume pagražinti šitą vietą? Galbūt galėtumėme išsimokėti mažesnius įsipareigojimus. O gal jeigu turime didelius įsipareigojimus, galėtume palaukti, kol ateis jų pabaiga. O galbūt netgi būtų verta parduoti tą lizinginį automobilį, kurį pirkote iš salono ir nusipirkti pigesnį, panaudotą, bet jau be paskolų. Neverta! Pakalbėjome apie maksimalias mėnesinės įmokas, pakalbėkime ir apie maksimalią paskolos sumą. Bankai skaičiuodami, kiek norėtų jums maksimaliai paskolinti, ima jūsų vidutinį darbo užmokestį, padaugina jį iš 60 ir jūs turite maksimalią paskolos sumą. Bet yra vienas niuansas. Tarkime, turite kredito kortelę su maksimaliu 10 000 eurų kredito limitu. Nesvarbu, kad jūs esate neišnaudoję nei 1 euro su ta kredito kortele, bankai vis tiek interpretuos ją kaip 10 000 eurų įsipareigojimą. Jeigu 10 000 eurų jūsų situacija nieko nekeičia, galite nieko nedaryti. Bet jeigu jums aktualus kiekvienas euras, rekomenduočiau kredito kortelės geriau atsisakyti. Kai jausitės pakankamai pasipuošę, metasi pasimatymą su banku. Dėrybos. Esu girdėjęs nemažai mitų apie dėrybas su bankais. Vienas iš jų, kad kreipkitės kaip įmanoma daugiau bankų, kad galėtumėte susirinkti visų pasiūlymus, juos lygintis ir tada išsirinkti geriausią. Tiesa yra tai, kad jeigu jūs kreipsitės į daug bankų ir jie visi pradės tikrinti jūsų istoriją per Credit Info, galų gale atsitiks taip, kad jūsų kredito reitingas nukris. Kodėl? Nes kiekvienas sykį, kai jūs patikrina bankas arba koja nors kita kredito institucija, jūsų reitingas po truputį krenta. Tad mano patarimas: išsirinkite keletą bankų, parašykite jiems, būtinai parašykite savo jau esamam bankui, bet tikrai nesikreipkite į visus įmanomus bankus ir kredito įstaigas, kurie dirba Lietuvoje. Dar vienas mitas, kad galima ženkliai nusiderėti banko maržą. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad didžiausia nuolaida, kurią esu gavęs banko maržai, buvo 0,05%. Per 30 metų laikotarpį tai būtų man sutaupę apie 900 eurų. Bet kur galite sutaupyti, tai pasirinkdami tinkamą objektą. Pavyzdžiui, mano atveju, aš atėjęs į banką, kadangi jau turiu keletą paskolų, gavau pasiūlymą, kad mano banko marža bus 2,5%. Iki to momento, kol vadybininkai išgirdo, kad aš esu pasirinkęs nupirkti butą esantį A++ klasės name. Ir tuo metu vadybininkai pasakė, kad mano banko marža bus 1,65%. Tai dėl šito pasikeitimo aš galėjau sutaupyti nuo 12 iki 18 000 eurų per 30 metų laikotarpį. O kalbant apie palūkanų tipus, tai jie yra du – anuitetinis ir linijinis. Ir vienu ir kitu atveju jūsų mėnesinė įmoka susideda iš dviejų dedamųjų. Jūs turite kredito dalį ir palūkanų dalį. Tai linijinio palūkanų tipo atveju jūsų kredito dalis yra visą laikotarpį vienoda. Skiriasi tik tais, kiek jūs mokate palūkanų. Kadangi laikui bėgant kredito vis po truputį išmokate, tai jūsų palūkanos po truputį mažėja. Tai linijinio atveju jūsų mėnesinė įmoka būna didžiausia pačioje pradžioje ir laikui bėgant mėnesinės įmokos po truputį mažėja. Anuitetinio atveju situacija yra truputį kitokia. Jūsų mėnesinė įmoka niekada nesikeičia, ji išlieka stabili visą laikotarpį, tačiau keičiasi proporcija, kiek jūs mokate palūkanų ir kiek jūs mokate kredito. Nes iš pradžių kredito jūs mokate labai mažai, bet laikui bėgant, kadangi jūs po truputį išsimokate paskolą, kredito dalis pradeda didėti, o palūkanų po truputį mažėti. Kuris palūkanų tipas jums priimtinesnis, spręsti jums. Taip pat galite spręsti, kuris Euribor palūkanų perskaičiavimo terminas jums yra geresnis – 3, 6 ar 12 mėnesių. Dar viena vieta, kur galite atkreipti dėmesį, tai yra administraciniai mokesčiai. Dažniausiai jie sudaro apie kelius šimtus eurų. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad bankai taiko nuolaidas administraciniam mokesčiam, labai dažnai būna, kad sumažina juos perpus, o retais atvejais netgi išvis panaikina. Atsiminkite, kad jūs esate klientas, kuris bankui per ilgą laikotarpį atneš didelį pelną, todėl drąsiai dėrėkitės ir pabandykite šioje vietoje gauti maksimalią nuolaidą. Reziumė. Trumpai reziumuojant, šiame video aptarėme, kodėl neverta delsti ir apsimoka nekilnojamo turto kainą užsifiksuoti jau dabar. Taip pat video aptarėme, kaip bankai jūs mato dabar ir kaip padidinti savo patrauklumą bankui. Dar kalbėjome apie derybų su banku mitus ir vietas, kur iš tikrųjų galima sutaupyti.
Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Taip pat ačiū bendradarbystės Erdvei redakcijai, kad pastoja mus priima filmuoti mūsų laidas. Ir jeigu manai, kad šitas video padės tau sutaupyti pinigų, arba galbūt būtų naudingas tavo draugui, pažįstamam, giminaičiui, nepatingėk jo pasidalinti su jais, taip pat kviečiu užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir paspausti like šitam video, nes kurdami jį mes įdėjom tikrai nemažai pastangų. O jeigu jauti, kad informacijos dar truputį trūksta, arba viskas skamba painokai, tai nepabijok susisiekti asmeniškai. Dėkui už tavo laiką ir iki pasimatymo sekančiose video.